Sveiki. Trumpai pristatysime Lietuvos energetikos agentūros 2024 m. kovo 6 d. paskelbto kvietimo teikti paraiškas saulės elektrinėms sausumoje įsirengti pagrindinės finansavimo sąlygas. Kvietimas prasidėjo kovo 6 d. ir paraiškas bus galima teikti iki šių metų rugsėjo 6 dienos 16 val. Iš viso kvietimų yra skirta daugiau nei 62,7 milijono eurų. Finansuojamos saulės elektrinės iki 500 kW galios. Nėra galimybės statyti didesnės galios saulės elektrinę, o finansavimo prašyti tik už 500 kW. Jūsų elektrinė negali būti didesnė nei 500 kW galios elektrinė. Finansavimas neapima jau pastatytos saulės elektrinės galios didinimo, todėl saulės elektrinė turi būti naujai statoma. Vienas pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką, tačiau toje paraiškoje gali nurodyti kelis nekilnojamojo turto objektus, kuriuose planuoja įrengti atskiras saulės elektrines. Svarbu, kad suminė visų elektrinių galia neviršytų 500 kW. Finansavimą galės gauti tiek elektros energijos gamintojai, tiek gaminantys vartotojai. Svarbu, kad pareiškėjas atitiktų tinkamą pareiškėjo statusą. Pareiškėjų gali būti labai mažos ir mažos įmonės registruotos netrumpiau nei 1 metus iki paraiškos pateikimo. Ūkininkai atitinkantis labai mažos ir mažos įmonės statusą, kurių ūkiai iki paraiškos pateikimo netrumpiau nei 1 metus įregistruoti ūkininkų ūkių registre. Taip pat atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos, kai dalininkais nėra vidutinės įmonės, piliečių energetikos bendrijos, kai dalininkais nėra vidutinės ir didelės įmonės. Kvietime gali dalyvauti ir pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, siekiantys įgyti atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos arba piliečių energetikos bendrijos statusą. Tokių įmonių steigimo dokumentuose turi būti nustatytas tikslas – teikti aplinkos, ekonominę arba socialinę visuomeninę naudą savo dalyviams, ar tą naudą teikti vietose, kuriuose jį vykdo veiklą. Ir jos pagrindinis tikslas nėra pelno siekimas. Šie juridiniai asmenys, kurie dar tik siekia tapti bendrijomis, tarp dalininkų negali turėti vidutinių ir didelių įmonių. Finansavimas yra skiriamas pagal nustatytą fiksuotąjį įkainį – 1073,42 eurai už 1 kW. Labai mažoms ir mažoms įmonėms bei šį statusą atitinkantiems ūkininkams skiriamas 35% finansavimo intensyvumas nuo nustatyto įkainio. Atsinaujinančių išteklių energijos bendrijoms, piliečių energetikos bendrijoms ar vieno iš tokių bendrijų statuso siekiantiems juridiniams asmenims taikomas 45% finansavimo intensyvumas, išskyrus atvejus, kai tokių bendrijų nors vienas dalininkas yra labai maža įmonė ar tokį statusą atitinkantis ūkininkas. Tada taikomas 35% finansavimo intensyvumas. Pagrindinis privalomas pateikti dokumentas – tai pareiškėjo vardu išduotos ESO prijungimo prie energetikos tinklų prijungimo sąlygos. Atkreipiame dėmesį, kad gamintojų sąlygos turi būti skirtos savo poreikių tenkinimui arba perteklinės elektros energijos pardavimui. Tai yra, sąlygos negali būti skirtos visos elektrinėje pagamintos elektros energijos pardavimui. Tais atvejais, kai saulės elektrinės įrengtoji galia nedidesnė kaip 100 kW, o leistina generuoti į tinklą galia lygi nuliui, teikiamas laisvos formos įsipareigojimas pastatyti tam tikros galios saulės elektrinę su nuline generacija į tinklą. Visi kiti privalomi dokumentai nurodyti kvietime bei pačioje paraiškos formoje. Tinkamos finansuoti išlaidos yra saulės modulių, įtampos skaitiklių, montavimo darbų ir kitų įrengimui reikalingų medžiagų pirkimo išlaidos. Visa įranga ir susiję komponentai turi būti nauji ir nenaudoti, o tinkamų išlaidų laikotarpis prasideda tik nuo paraiškos pateikimo Lietuvos energetikos agentūrai dienos. Tai yra, iki paraiškos pateikimo negali būti sudaromos saulės modulių,
ar kitų komponentų pirkimo pardavimo sutartys, negali būti pradėti montavimo darbai. Saulės elektrinę reikia įsirengti per 18 mėnesių nuo Lietuvos energetikos agentūros rašto dėl finansavimo skirimo datos. Esant poreikiui, projektą galima pratęsti iki 2026 m. sausio 31 dienos paštu info@ena.lt Lietuvos energetikos agentūrai pateikiant argumentuotą prašymą pratęsti projekto įgyvendinimo laikotarpį. Atkreipiame dėmesį, kad investicijų tęstinumas turi būti užtikrintas 5 metus po projekto finansavimo pabaigos. Tai yra 5 metus pro lėšų išmokėjimų. Šiuo laikotarpiu be atsakingos institucijos Centrinės projektų valdymo agentūros sutikimo negalima perleisti, parduoti, įkeisti turto arba kitokiu būdu suvaržyti intelektinių ar daiktinių teisių į turtą, kuriam įsigyti skiriamos projekto finansavimo lėšos. Norėtume atkreipti dėmesį ir į viešinimo reikalavimus. Projekto viešinimas socialiniuose tinkluose yra privalomas, todėl pareiškėjas jau teikdamas paraišką turi numatyti, kokiame socialinėme tinkle ir kokioje konkrečioje paskyroje bus paviešinta informacija apie jo įgyvendintą projektą. Jeigu pareiškėjas turi savo interneto svetainę, viešinimas joje taip pat yra privalomas. Jeigu pareiškėjas savo interneto svetainės neturi, projektą privalo viešinti tik socialinėme tinkle. Viešinimas turi būti atliktas per 20 darbo dienų nuo finansavimo skirimo. Visose viešinimo priemonėse privaloma naudoti ES emblemą ir teiginį šalia emblemos Next Generation EU, taip pat naujos kartos Lietuva ženklą. Šiuos ženklus matote skaidrės apačioje, juos galite rasti Lietuvos energetikos agentūros interneto svetainės skiltyje kvietimai teikti paraiškas, dažniausiai išduodamų klausimų rubrikoje. Socialiniuose tinkluose rekomenduojama naudoti 3 grotažymes Finansuoja ES, Next Generation EU, naujos kartos Lietuva. Skaidrėje matote veiksmų seką, kaip gauti finansavimą saulės elektriniai įsirengti. Pateikus paraišką Lietuvos energetikos agentūrai, ji bus įvertinta per 60 darbo dienų. Gavus teigiamą įvertinimą, tai yra gavus finansavimo skirimo raštą, per 18 mėnesių turite įsirengti saulės elektrinę ir elektrinės įsirengimą pagrindžiančius dokumentus kartu su mokėjimo prašymu pateikti Lietuvos energetikos agentūrai. Per 60 darbo dienų bus patikrintas mokėjimo prašymas, o dotacija išmokama per 10 darbo dienų nuo teigiamai įvertinto mokėjimo prašymo. Visą su kvietimu susijusią informaciją rasite interneto svetainėje www.ena.lt skiltyje kvietimai teikti paraiškas. Šioje skiltyje rasite prisijungimo prie paraiškų pildymo formos nuorodą, kvietimo sąlygas, dažniausiai užduodamus klausimus, mokymų medžiagą. Taip pat Lietuvos energetikos agentūros interneto svetainėje yra patalpintos rekomendacijos dėl atsinaujinančių energijos išteklių bendrijų kūrimo, galite susipažinti. Kilus papildomiems klausimams, kreipkite skaidrėje nurodytų bendruoju telefonu arba rašykite elektroniniu paštu. Ačiū už dėmesį.